Sveiki, žiūrovai, šiandien kuriu video, dar vieną. Praeitą video kūriau kaip instaliuoti tekstą, va šitą. O šitą video parodysiu, nekreipti dėmesio, vis šitą video parodysiu, kaip instaliuoti mauso pelytės ikoną, va šitą, kur dabar viduje yra kampe. Taigi visų pirma, jį reikia atsisiųsti. Va, aš jums įkelsiu descriptioną šitą dalyką. Ir va. Tai aš kol kas šitą. Va, čia visokie va šiti. Ir spaudžiam download. Kaip praeitam irgi spaudžiam. Ir dabar, kas moka, kas nemoka, paspaudžiam ant bet kurio CTRL A ir dabar su CTRL, palaukit, o dabar su CTRL paspaudžiat va taip ant tų dalykų. Tai aš jų control panel dabar reiks. Patį pirmą, va, change mouse pointers. Ir va, Tron, pas mane dabar Tron 3D yra. Va, čia 3D, o man yra Tron. Tai, kad suinstaliuoti visokias tos reikia non. Čia. Ai. Dar pirmą reikia kelti. Čia. Windows. Tuoj palaukit. Laukit, aš tai surasiu. Taigi radau, va, surasau. Prie šito 2 kartus paspaudžiam ir čia visokie mouse to tie. Dabar visus šituos perkeliam čia. tą paspaudžiam varnelę ir continue. Ir štai įsikėlė šitie. Šitų nereikėjo dviejų. Ir va, dabar šitus galima išjungti, šitą ir išjungti. Ir dabar bravos. Ir taip prašom. Pavadinimą. Ofvar. Ir dabar normal. 1. Open. Ir štai atsirado paveiksliukas. Toliau help. Help. Open. Ir štai. Dabar work. Reiks rašyti. Palaukit, taigi aš visus sukėliau jau, o kaip matot, tą pakeičiau į skeletą. Ir spaudžiam save as. Palaukit. Čia mano tėtis parašė. Palaukit. Ir pavadinimas jo. Palaukit. O. Var. Ok. Aplay galit. Ir štai. Jūsų ikoną. Aš dabar spausiu ant Tron, mano mėgstamiausias yra aplay. Taigi, kaip mato, čia visi šitie. Šitai kelsiu descriptioną. Ačiū, kad žiūrėjote rate.